Ko apskritai reikėtų žmogui, ką jisai turėtų įsivertinti prieš nuspręsdamas, kad gali kreiptis paramos ir realizuoti savo kažkokią tai idėją ir mintį? Tai pirmiausia, jam reiktų susidaryti verslo planą ant A4 formato, bent jau, tą minimalų, pasiskaičiuoti finansinės prognozes. Tai reiškia pasižiūrėti, kiek man reikia pinigų iš tikrųjų, kiek aš galėsiu potencialiai padaryti pajamų ateityje. Šitoje vietoje, tai yra minimalus verslo planas ir tai yra privaloma pasidaryti, jeigu mano kompetencija tenais nėra aukščiausiame lygyje. Jeigu yra aukščiausiame lygyje, nes, pavyzdžiui, yra klientų kaip suvirintojas vienas, jisai jau 20 metų dirbo suvirintojų, samdomų darbuotojų, skambina ir sako, mane užkniso tam samdomam darbę, tai neišmoka, neįvertinamo darbo iki galo, čia Sako, aš noriu eiti dirbti savo. Sako, mane pažįsta, mane žino, tai jo kompetencija yra labai aukšta, pasiėmė paramą, įsisteigė darbo vietą ir sėkmingai savo darbuojasi.